Tai sveiki gyvi. Aš kaip visada knygų mugės renginius mėgstu pradėti padėką, nes tikrai pasiūla didelė, šeštadienį ypatingai, ir ačiū Jums, kad iš visų siūlomų renginių pasirinkote būtent šį. Tai yra Ramunės Sakalauskaitės knygos Įžadas kovoti, mylėti, gailėti, knyga pasakojanti apie Jadvygos Bieliauskienės gyvenimą. Tai tikiu, kad tikrai geriau ir daugiau sužinosime apie šios tikrai reikšmingos iškilios moters gyvenimą ir galbūt galėsite tapti tais gero žodžio skleidėjais, kurie paskatins ir kitus žmonės, kurie ar nežino, ar mažiau žino, ar abejoja, ar verta šią knygą skaityti ir kodėl. Tai aš nedaug žodžiausiu ir pristatysiu šio pašnekesio dalyvius ir lygiai taip pat paraginsiu jūs visus, kad kai turėsite klausimų, kelkite ranką, tikrai padarykime, kad tai būtų mūsų visų diskusija, o ne tik tai mūsų ketveriukės pasišnekėjimas. Tai man labai malonu pristatyti be abejo pačią knygos autorę, Ramunę Sakalauskaitę. Buvusią Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro vadovę, pasipriešinimo sovietiniam okupacijam režimui dalyvę ir to režimo tyrėją Teresę Birutę Burauskaitę ir Seimo narį politologą Vytautą Sinicą. Ir pradėkime, Ramunė, be abejo nuo jūsų, kaip gimė ši knyga ir kokią galbūt auditoriją įsivaizduojate, kam jį skirta, kokie iššūkiai buvo knygą rašant, nes pačiame irgi knygos įvade prisipažįstat, kad buvote girdėjusi apie Jadvygą Bieliauskienę, politinę kalinę, tremtinę, sausio 13-osios brolijos pirmininkę, tačiau asmeniškai jos nepažinojate. Tai kaip gimė tas noras būtent daugiau pažinti ir ne tik pačiai daugiau pažinti, bet ir visai Lietuvai papasakoti šios asmenybės biografiją? Sveiki, ką čia spausti? Ačiū, kad susirinkot. Knyga atsirado dėl Vytauto Rubavičiaus, kuris draugavo su Žilvinu Bieliausku. Jie dažnai susitikę kalbėdavo ir Žilvinas prasitardavo, kad nėra tinkamos knygos apie jo mamą. Ir aš stebėjau Jadvygą Bieliauskienę, kai buvo gyva, bet asmeninio ryšio neturėjau. Ir vis numesdavau tą mintį į šoną, bet netikėtai sužinojau, kad yra daug archyvų, tarp jų Domanto Vildžiūno filmuotos medžiagos, kaip dar iki nepriklausomybės Bieliauskienė pradėjo važinėti po Lietuvą ir kalbinti kovotojus už Lietuvos laisvę, kurie gyveno iš vis pusbadžių. Guosdavo jinai visus juos, ramindavo, gavusi kažkiek pinigų dalindavosi su jais. Ir tai po truputį pradėjau kaupti tą medžiagą, bet galvojau, viskas čia parašyta, neverta. Ir okupacijos muziejuje radau didžiulį archyvą Jadvygos Bieliauskienės ir mano rankas pateko rožinis, kurį skelbiu knygos galiniam viršelyje, kurį jinai turėjo lageryje. Ir aš galvoju, man čia kaip ženklas. Ir jinai buvo tam pačiam lagerį, kur monsinjoras Vasiliauskas, apie kurį aš esu parašius knygą ir galvoju, jeigu jie iš to paties lagerio ir praėjo tuos pačius kelius, man kažkaip reikia grįžti prie tos asmenybės. Ir po truputį rankiau medžiagą, esu dėkinga genocido centro direktoriui Vytautui Bubniui, kuris parėmė mano prašymą vyriausybėje, aš metus laiko rinkau archyvą. Ir Žilvinas, dėja, jau pusmetį mes jo neturim, sako, radau pas mamą Irinos Ratušinskajos eiles, poetės, kuri buvo kartu su Jadvyga Bieliauskienė antrajam lageryje. Ir galvoju, reiktų puikus eilėraščiai man juos išversti lietuvių kalbą. Skambinu Rimvydui Stankevičiui, jis sako, geriausia Lietuvoje poetė yra Ramutė Skučaitė, bet kažin ar jinai sutiks. Paskambinu Ramutei Skučaitė, jinai sako, tu kalbi apie baltų viršelių poeziją išleistą 1991 metais. Aš sakau, taip. Sako, aš turiu tą knygą, Bieliauskienė buvo pas mane atėjus ir norėjo ją išleisti. Ir sakė, kaip nors mes tos pinigus surinksim.
Ir ko gero tai buvo paskutinis taškas, kuris tiesiog man tokie ženklai, kad aš negalėjau nieko padaryti. Ir už vakar buvau pas Ramutę Skučaitę, kuri labai džiaugiasi, sako, ar tu suvoki, kad tai va Bieliauskienės noras dabar yra įgyvendintas. Šitoje knygoje yra eilės Ratušinskajos, kurios rašytos, kai jos abi buvo vieninteliam Sovietų Sąjungoje moterų politinių kalinių lageryje ir iš ten sugebėjo iškrėsti tokių dalykų, kurie priminė apie Lietuvą visam pasauliui. Dar kuo džiaugiuosi šitą knygą, kad sutikau dvi su Bieliauskiene antrajam lagerį kalėjusias moteris. Viena Laglė Parek, kuri tapo pirmąją Estijos vidaus reikalų ministrę, o antroji Lidija Lasmanė. Lidija Lasmanė paskambinau prieš porą dienų, sakau, kaip gyvenat, jinai sako, niekaip negaliu numirti. Liepos 28 man bus 100 metų. Sakau, turiu knygą, sako, tai atvažiuok į Rygą. Tai va, per Bieliauskienę sutinku tuos žmonės, kurie buvo milžinai ir karžygiai, ypač šiame kontekste. Ir kažkaip manau, kad primenu moteris, kurių atminimas nepakankamai įamžintas ir jinai yra mums pavyzdys. Ir jūs, Ramunė, savo žodžiais, tai dabar apie tos susitikimus, kurie Jadvygos Bieliauskienės vienaip ar kitaip vis tiek nulemti įkūnijat, man rodo, Šventas Augustinas yra rašęs tos žodžius, kad mirusieji yra nematomi, bet tai nereiškia, kad jie mus paliko ir apleido. Tai mes matome toliau tą veikimą. Terese, jums norėčiau dabar žodį perduoti. Ir jūs pažinojate Jadvygą Bieliauskienę, buvote bendražygės ir pasidalinkite savo mintimis apie tai, kokia yra šios knygos reikšmė ir kaip jūs skaitėte pačią šią knygą, ar ne, nes kartais juk būna taip, kad mes žmogų atsimenam vienaip, o knygoje jis atrodo visiškai kitoks. Tai Taip, ačiū už galimybę pasakyti žodį. Tikrai, Jadvyga Bieliauskienė mano gyvenime padarė tam tikrą, kaip pasakyti, įspaudą mano dūšiai. Todėl, kad tas citata, kuri yra minima knygoje, kad kai darai gerą darbą, tai ir Dievas pirštą prideda. Ir iš tikrųjų, būtent jos atrodo toks paprastas pasakymas, nežinau, ar išskaitytas, ar jos pačios išjaustas, man atvėrė akis ir aš labai dažnai, tikrai, aš turiu pasakyti, labai dažnai aš tą Dievo pirštą matau, nors aš nesu tokia uoli katalikė ir tikrai mano tikėjimas turbūt toks, turėčiau pripažinti, nors čia ne vieta išpažinčiai, toks gana paviršutiniškas. Bet aš labai dėkoju autoriai, dar truputį nukrypsiu, todėl kad Jadvygos Bieliauskienės asmenį pateikti visuomeniai skaitymui, tai čia yra nepaprastai svarbu. Svarbu dėl to, kad jos gyvenimas iš tikrųjų su kančiom, netektim ir kaip ir galima vienu požiūriu pasakyti, nebuvo lengvas, čia nieko tas dabar nereiškia, bet ji buvo nepaprastai harmoninga asmenybė. Jos gilus tikėjimas buvo, jinai gyvenime tas vertybės parodydavo, jomis remdamasi, jinai jas ir padeklaruodavo, bet tai nebuvo tik deklaracija, jinai gyveno. Jinai gyveno taip, kaip atliepiama yra tas vertybės įgyvendinant. Atsiprašau, čia aš nesklandžiai taip dėlioju, bet kad tokį asmenį mes turėjome ir jis bus skaitomas, aš niekiek neabejoju, ir tam tikros dalys bus gal įdomesnės vieni vyresnio amžiaus žmonėm. Jaunimui turėtų būti įdomi ta vieta, kai jinai dirbo su moksleiviais, kitaip sakant, ugdė jaunus žmonės neprarasti savo lietuviškos savasties. Jinai neturėjo tų terminų patriotizmas ar ten
tų skambių, kurie jau buvo subjaurioti jau ir sovietmečiu. Bet šitie jos veiksmai, jeigu paimti per visą gyvenimą, man vieną tokią išvadą padarė, kad, nežinau, gal čia pompastiškai nuskambės, kad jos gyvenimas yra Lietuvos istorija. Yra Lietuvos istorija. Nuo ginkluoto pasipriešinimo iki išsilaisvinimo. Ir aš manau, kad tai, kad daug kas, kai buvo euforija sąjūdžio, mes ėjom į nepriklausomybę, po to žmonės kažkaip klausinėdavo, kaip čia taip atsitiko, kad buvo tokia vienybė, solidarumas ir visi troško laisvės. Būtent Jadvygos Bieliauskienės pavyzdys rodo jos asmenybė, kad laisvės didžioji dalis Lietuvos nuo pat okupacijos pradžios troško. Ir tas troškimas realizuodavosi įvairiai. Ginkluotų pasipriešinimų, jaunimo pogrindinės organizacijos kūrėsi, po to disidentai ir taip toliau. Ir taip kaip ir Jadvygos pačios gyvenimas, bet pasiekus laisvę, jinai vis tiek buvo labai jautri žmonėm, kurie ar gyvenimas taip susiklostė, ar tiesiog dar nėra jiems atlyginta už tas kančias, kurie patyrė sovietmečiu. Jinai iš savo, kiek jinai jai buvo įmanoma ir pasiekiama, stengiasi jas prisidėti. Ta atjauta pas ją buvo tokia tikra artimo meilės, toks tikras krikščioniškas pavyzdys. Ir aišku, buvo tokių situacijų, čia vyresni gal prisimena, kad iš jos ir pasišaipyta būta. Jinai buvo fantazierė, jinai kartais savo tokias vizijos ją aplakydavo. Jinai apie tai atvirai šnekėdavo ir tiesiog kaip apie tokį ją ištikusi faktą. Ir nei sureikšmindavo, nei jinai kažkaip, bet mūsų žmonės kartais labai, sakyčiau, primityviai. Ir piktai. Ir piktai netgi taip žiūri į šitą. Tai aš atsiprašau, mano tokia padrika kalba, ne visai jūsų klausimą atsakau, nes mane vakar... Turit žodžio laisvę. Ačiū. Mane vakar pritrenkė tas įvykis iš Ovaliojo, kaip ten, kabineto, žinokit, neatsigavau ir aš buvau šiek tiek geriau susidėliojus mintis, man neliko jų. Aš tik noriu pasakyti, kad tokio žmogaus gyvenimas, panašių žmonių su vienu aspektu daugiau pabrėžtų, kitų mes turim tikrai daug. Mes jų tiesiog nematom. Ta didžioji visuomenės dalis, ant kurios laikosi valstybė, visuomenė, ugdomas jaunimas ir taip toliau, ji nėra deklaratyvi, jinai tokia, kaip sakyti, tik ačiū Dievui veiksminga. Ir aš manau, kad mūsų šita knyga, Ramunės, dėl ko aš tikrai dėkoju, nes aš matau čia pati kaip istorikė kolosalinį darbą, kiek yra panaudota medžiagos, juk medžiaga tai pati nesiklosto, ją reikia sudėlioti taip, kad jinai būtų įtaigi. Ir už tą darbą aš sakyčiau Ramuniai tikrai, jeigu dalinčiau medalius, tai pakabinčiau vieną iš jų. Taip, o mes turėkime omeny, kad tai, kas buvo laisvė iškovota, ir mes turim tikrai dabartiniam sąlygom, nenoriu čia labai politikuoti, bet mes saugokim savo laisvę, savo visuomenės laisvę ir neparduokim mes to, kas dar yra neparduodama. Tai mūsų savastis, mūsų lietuviškas identitetas, mūsų istorija neiškraipyta. Ir tiesiog pasakyčiau trumpai, kaip liaudyje sakom, neikim su velniu oboliauti. Ačiū uždėmesį. Ačiū gerbiama Teresė, iš tikrųjų, aš tai jūs labai puikiai suprantu, kai jūs sakėt, kad ar ne, buvot vienaip mintis susidėliojus, o po vakarykščių įvykių, kuriuos mes vakare, man atrodo, visi taip įdėmiai stebėjom ir iš tikrųjų veikiausiai daugiausia savo energijos ir dėmesio būtent ir skiriam, siekdami suprasti, tai kas vyksta, kodėl vyksta ir kokie viso to padariniai mums šiandieną, tai net ir kyla tokie
pamatiniai tiesiog egzistenciniai ir klausimai, tai viso to prasmės ir darimo, bet vis tik, man atrodo, šita knyga kreipia mus link prasmės, link to, kas mes esame, už ką mes pasisakome, kokias pozicijas mes giname. Vytautai, jūsų žodis apie tai, kodėl jums aktuali atrodo ši knyga ir šiandieną svarbu aktualizuoti tokių asmenybių kaip Jadvyga Bieliauskienė gyvenimą ir palikimą. Ačiū. Autorė pratarmiai parašė sakinį apie tai, kad dabar naujo karo kontekste tas tampa be galo aktualu, o po vakar ovaliojo kabineto turbūt jau apskritai apčiuopiamai ore gali pjaustyti ir pajausti tą aktualumą. Aktualumą ko? Aktualumą žmonių, kurie buvo pasiryžę dėl laisvės nepriklausomybės aukoti savo gyvenimus. Šiandien visas pasaulis kalba apie procentus gynybai, kas čia kiek ko skirs, gamins ir nusipirks ir visa tai yra labai svarbu. Bet lygiagrečiai yra labai svarbu, kas ryšis tuo naudotis, rizikuodamas savo gyvenimu. Kas norės pabėgti nuo viso to ir kažkam palikti tuos tankus ir gynybą, o kas norės dalyvauti aukojantis. Ir taip labai grubiai sakant, valstybės, mūsų valstybės, bet kiekvienos valstybės reikalas, uždavinys ir būtinybė yra išugdyti žmonės, kurie norėtų aukotis dėl tos valstybės. Ir čia mums pasitarnauja istorija ir pasitarnauja Jadvyga ir jos istorija. Kodėl? Todėl, kad aš manau, aš tai tikrai jaučiuosi užaugęs, subrendęs tokiam etape Lietuvos gyvenimo po nepriklausomybės, kada buvo labai stengtasi, kuo kritiškiau žiūrėti į istoriją ir kažkaip tą herojiškumą iš jos pratrinti, kad ji nebūtų romantiška, o kad jinai būtų kritiška. Ir aišku, tai yra reikalingas kritiškumas istorijoje, mokslas neįmanomas be to, bet didžiąją, čia įdomus sakinys išeis, didžiąją istorijos dalį, to viso laiko, kurį mes žinome ir pažįstame, istorija buvo suvokiama pirmiausia, taip didaktiškai, kaip tas kažkas, kame gali pasisemti įkvepiančių didingų pavyzdžių, kuriais turėtų sekti jaunoji karta. Antikoje tas buvo labai aišku, viduramžiais tas buvo labai aišku ir tik netaip senai tai tapo nebeaišku. Ir šiandien mums dėl to, apie ką čia jau kalbėjom, yra labai svarbu ieškoti, rasti ir iškelti tų pavyzdžių. Žmonių, kurie nugyveno tokius gyvenimus, į kuriuos man atrodo svarbu pabrėžti, mes negalim lygiuotis į tos gyvenimus, mes negalim norėti, kad ir mes tokie būtume. Jie todėl ir yra vienetai, todėl apie juos rašom knygas ir dar apie daug ką neparašom knygų, nors turėtume, nes jie ypatingi. Negali tikėtis, kad kiekvienas taip sugebės. Bet jie yra kažkas, į ką gali lygiuotis ir matyti kaip pavyzdį tokį švyturį, o jeigu man pavyktų tokiu būti, gal pavyktų. Tai visiems jauniems žmonėms pirmiausia, nes jaunystė, aišku, yra tas amžius, kai gali suformuoti kažkokias nuostatas ir pasiryžimus, dorybės asmenybėje, reikia kuo daugiau tokių istorijų. Savaime aišku, ir čia jokių būdų nebandyčiau neigti ir turbūt niekas negalėtų, ypatingai moterų tokių istorijų reikia, nes vėlgi didžiąją dalį 20 amžiaus, tiek per okupacijas, tiek ir laisvoje Lietuvoje, tiek ir dabar turbūt vis dar mes žinom tų daugiau pavyzdžių iš vyrų gyvenimo ir turim mažiau pavyzdžių iš moterų gyvenimo, kaip jos aukojosi, įsitraukė į rezistencijos veiklas, ginkluotas, neginkluotas, taip toliau. To trūksta ir to reikia. Ir mes šiandien, aš manau, kad turim uždavinį gana aišku atnešti į visuomenę ir ypatingai į mokyklas atnešti tokius įkvepiančius pavyzdžius, kurie gaivintų tą mintį, kad, galbūt siektina, galbūt nuostabiai nugyventas gyvenimas yra gyvenimas paaukotas valstybei, lietuvybei, kažkokiems idealams, o ne tiesiog nugyventas gerai, ta prasme, kad patogiai ir laimingai. Ir aišku, dar pridėdamas čia, man visada skaitant didžių žmonių, tokių, apie kuriuos, kaip kad šiandien kalbam, biografijas arba knygas apie juos, pirmas klausimas yra, o kaip susiformavo tokia asmenybė, kur jinai rado tas šaknis tokias. Man atrodo, kad tiek Jadvygos atveju, tiek ir apskritai jos kartos atveju, tai dažniausiai tas atsakymas buvo ir tikrai knygoje labai aiškiai parašytas, kad šeima buvo religinga ir patriotiška. Šeimoje viskas prasideda. Šeimoje viskas prasideda ir į tuos du stulpus dažniausiai bent jau tais laikais žmonės, kurie dalyvavo antisovietinėje rezistencijoje,
Nebūtinai taip didvyriškai kaip mūsų šios dienos herojė, kuri visose etapuose sudalyvavo. Netiek daug tokių žmonių, ar ne, kurie visose etapuose sudalyvavo. Partizanų etapas, antisovietinės spaudos leidyba, sąjūdis ir po to dar po jo tas epizodas su Reiganu. Nuostabu. Tiesą sakant, gal dėl epizodo su Reiganu aš susimaščiau, kad man labiausiai pažįstamas gal rezistencijos dalyvis visgi yra monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Irgi nepataisomas ir jo ir slapyvardis, ir knyga apie jį po to, ir visa tokia mitologija apie jį gerąją prasme yra, kad tai yra nepataisomasis. Sovietai taip vadina, nepataisomasis. Beviltiškas žmogus. Jisai eina vykdantį sovietinę veiklą, jį pasadina, jį išsiunčia į lagerius, jisai grįžta ir jis vėl vykdantį sovietinę veiklą. Jį vėl išsiunčia, jis grįžta, jis vėl vykdo ir lageriuose vykdo, beviltiška. Ir dar užsienį vakaruose skundžiasi. Ir dabar, kai pasižiūri taip apibendrintai į Bieliauskienės gyvenimą, juk tai yra tas pats. Beviltiška, nepataisoma. Ja pasadina, įkalina, ištrėmė, jinai rašo laiškus, kad jie kur ją paleidžia atgal į Lietuvą, jinai čia vėl jau kažką rezga. Tai yra nepataisomi, pačia geriausia prasme nepataisomi žmonės, mums tokių žmonių reikia ir tarpukario Lietuva mokėjo juos auginti. Ir čia bus skandalingasis teiginys mano pasisakymo. Mums reikėtų nebijoti pasižiūrėti, kaip augino, kaip auklėjo žmonės tarpukario Lietuva. Nes jis sugebėjo išugdyti savybės, kurių šiandien labai trūksta ir gal gerom saugiom sąlygom galėtume sakyti, kad galim be jų apseiti, bet dabar mums vis ryškiau matosi, kad tų savybių labai reikia. To pasiaukojimo, tos drąsos, ryžto idealų anapus tavęs ir tavo šeimos gyvenimo. Tarpukario Lietuva mokėjo tą išaudinti. Taip, kad nebijotim iš jos mokytis, aš gal nuo to pradėčiau. Gerai, ačiū Vytautai, daug pasakyta ir apie santykį su istorija, ir apie idealus. Ir man labai įstrigo tai, ką jūs, Birutė, dar irgi sakėte, ar ne, apie tai, kad Jadvygos pozicija nebuvo deklaratyviai, jinai nekalbėjo apie, tik tai žodžiais, apie aukštus idealus ir panašiai. Ir man iš tos knygos irgi įstrigo tie, atrodo, tokie paprasti, bet kartu ir iššūkį kelinti žodžiai, kai gimus sūnui Žilvinui Jadvyga sako, ir ne, kaip išauginti žmogų nužmogintoje visuomenėje. Ir iš tikrųjų šiandien irgi tas iššūkis, man atrodo, egzistuoja. Ir štai knygos pavadinimas, Ramūnė, irgi, ar ne, neatsitiktinis, jisai kreipia mus į, pačią žmogaus esenciją, kovoti, mylėti, gailėti, tokia triada, kur, man atrodo, jeigu tu išardai ją ir imi tik tai pavienį idealą kovoti, bet jeigu kovoji be meilės, irgi yra nebūtinai tai, ar ne, nes tavo ir siela dvasia gali sudeginti neapykantą, pyktis, mylėti, bet vėlgi, ar ne, ką darai vardan meilės, ar kovoji, ar nekovoji, tai kaip, ir čia jums abiem galbūt, ir jums, Teresė, klausimas, tai kaip Jadvygos Bieliauskienės asmenybė ir įkūnija būtent šis įžadas atsidūręs pačiame knygos pavadinime - kovoti, mylėti, gailėti. Bieliauskienė buvo pilna prieštaravimų. Jinai tokia, jos pagal glostoma ne pagal plauką, o prieš plauką. Ir paradoksai, pavyzdžiui, jinai savo gyvenimą paskyrė Lietuvai, bet iš to duonos nevalgė. Niekada tuo nespekuliavo. Ir ta laikysena, arba, pavyzdžiui, ten jau sausio 13-osios brolyjoje nėra pinigų, jos su Sadūnaite gauna kažkokių kalakutų, kapoja po mažą gabalą tam, kad išdalintų žmonėm neturintiem ką valgyti. Nu, atrodytų pamišėlė kažkokia. Bet tai yra kaip Šventas Paulius, jinai nori dalintis tuo, ką turi ir padeda visiems tiem vargšam žmonėm. Ir sakau, man tai jinai ir daugeliu jinai buvo nepalanki ir neparanki ir noras guosti visus. Ir kartais ten tos buhalterijos nevesdavo, tada atsirado grupė žmonių toj pačioj sausio 13 brolyje, kurie pradėjo ją ten skųsti ir vos ne į teismus kreiptis. Bet jinai turėjo tą savo tiesą ir, pavyzdžiui, kaip lagerį, jinai paskelbė metam laiko įžadą tylos. Ir pavadinimas su tuo susijęs, jinai nenorėjo veltis į diskusijas su persekiotojais, su kalėjimo prižiūrėtojais. Jinai suvokė, kad jie gali ten numarinti ir parvežti jos kūną, bet jinai turėjo žmogus savo tiesą. Ir tas stuburas, man atrodo, yra be galo svarbus.
Nes mes čia, žinot, kaip mėgstam prisitaikyti ir va su Ramutė Skučaitė kalbam, nuvežiau į knygą, jinai sako, tu žinai, nenorėčiau vėl antrą kartą važiuoti į Sibirą, nes jinai yra buvusi tremty. Bet sako paradoksalu, bet Rusijoje buvo daug gražių dalykų, ko Lietuvoje mes neturim. Gamta, nuoširdūs žmonės. Ir sako, Lietuvoje mano broliai ir mano šeima lietuviai skundė, o rusai su mumis elgėsi padariau. Tai va tas gyvenimas pilnas paradoksų ir, žinot, negali pasakyti, čia teisinga, neteisinga, o Jadvyga kaip ir Sadūnaitė, aš manau, kad jos turėjo tokį vidinį kompasą teisingą. Žinojo vertybės vaikystėje, toj pačioj Rūdaičių viduriniai pradžios mokyklai. Man irgi vakas nuostabu pavyko rasti jos pradžios mokyklos, jos ir brolio ir sesers vertinimus, kaip kiekvieną vaiką vertindavo mokykla ir tėvai, turtingesni tėvai susimetę pinigų, paukojo ginklą Kretingos kuopai. Puikus patriotizmo pavyzdys šiandienos Lietuvai. Mes kažkaip dabar dažniau linkę apsikabinti kažkokiom etiketėm ir šūkiais, lozungais, o tam tikram gyvenimui vietos nelieka, o pas ją priešingai. Ir ta jos drąsa daugelį žmonių ir glumino, ir gal jie norėjo būti politiškai korektiški ir todėl jai tinka žodis įžadas, o daugelį kitų ne. Aš dar pridėčiau, kad įžadas jai irgi buvo, kaip sakyt, aš į vertybinių požiūrių žiūrėčiau, tai nėra toks pasižadėjimas. Čia yra religinis terminas įžadas, aš manyčiau, nelabai išmanau, bet yra dar vienas jos bruožas, kuris ir atsiskleidė jai davus tylos įžadą, tai principingumas. Jinai buvo principinga pati savo svarbiausia. Ir man tai ausyse skamba jos balsas buvo labai tylus, jinai kalbėdavo labai ramiai. Nežinau, gal aš tiesiog nebuvau su jie tokiose situacijose patekus, kad gal ant vaikų ten ant anūko. Ar anūko daugiau. Taip, bet ir jos tas kalbėjimas ir ieškojimas, jeigu jai kažkas neaišku, esmės, kodėl taip atsitiko, kas tą žmogų privedė prie tokio veiksmo. Čia aš nekalbu jau apie tą kagebistinį pasaulį, kur yra ta filmuota medžiaga, yra ir demonstruota ne vieną kartą, kaip jinai atsisako kalbėti, jeigu ką nors klausia, kas yra susijęs su kitais žmonėm, kad ir be vardų. Tai jos tas principas buvo visur, principingumas. Ir kas siejo būtent Nijolę ir Jadvygą, tai yra tikras gilus tikėjimas. Tai buvo jų stuburas ir jų stiprybė. Jeigu dar turim laiko, aš papasakosiu tokį epizodą. Aš bendravau su tėvu Stanislovu. Mes eidavom pas jį pasiguosti arba išgirsti iš jo kokį nors netiesioginį, bet pamokslavimą dėl kokių nors. Ir tuo metu Rusijai buvo labai populiarus toksai dvasininkas Dudko. Jis labai buvo populiarus jaunimo tarpe, ten buvo jau ir vos ne čia sovietmečių. Ne sovietmečių, jau laisvoj, aš bijau dabar pasakyti. Bet vienu žodžiu, tą Dudko vis tik tai saugumiečiai suėmė, jį porą neilgai palaikė ir jisai pasidavė, išdavė to savo pasiekėjus, jaunimą ir taip toliau. Ir mes nuėjom ten keliese, nuvažiavom pas tėvą Stanislovą, nes aš žinojau, kad jisai su juo kartu yra lagerį buvęs, pažinojo asmeniškai, kaip galima dvasininkui taip palūžti, imti ir atsisakyti idealų ir tuo labiau, kad išdavė ten didžiulę grupę, ten tūkstančiai jaunimo rinkdavosi ten į tas jo paskaitas ir panašiai. Tėvas Stanislovas taip šypteli ir pasakė, tikriausiai jam nepasiūlė mineralinio vandens pietums. Tai vat, įsivaizduojate, aš kodėl išvedžiau šitą paralelę. Yra žmonės, kurie yra tikintys ir veda minias,
bet jie neturi to giluminio. Ne aš čia teisėja esu, bet aš matau tuos ir mačiau gyvenime ir dėkoju likimui, kad ir su Nijole teko bendrauti. Matyti tą tikrą stuburą, kuris yra dėl to, kad jie yra giliai tikintis. O ne, mes visi mėgstam padeklaruoti kartais savo principus ir panašiai. Tai aš dar kartą tiesiog dėkoju Ramunei, kad šita knyga atsirado ir aš tikrai kur galėdama ją sieksiu platinti ir aiškinti, kodėl jinai yra svarbi. Jinai turėtų būti mokyklose, nežinau, kokia dabar ta sistema, ne tai, kad ten būtinai skaitoma, bet fakultatyviškai, bent atsidurti jinai turėtų mokyklose, iš tikrųjų. Aš dar turėsiu vieną klausimą, būtent su tuo susijusi kaip mokytojas. Jūs parekomenduosit man temą, kurią nagrinėti ar ne, nes, vis tik sako, šiandieninis jaunimas, neperskaitys visos knygos, tai vat, kurį epizodą ar ne, bet prieš tai aš iš tikrųjų, kadangi jau rodė ženklą, kad 15 minučių liko, tai galbūt galime atverti klausimą ir Ramunė taip. O aš noriu pasinaudoti progą, kad čia yra Jadvygos Bieliauskienės anūkas ir proanūkis. Ir Marti, pasirodykit, visiems labai įdomu. Ir Marti gal galėtų trumpą istoriją. Gyventi visai buvo. Tai šitaigi šiandien, bet kaip tik ir priminėte, kaip tik dar važiuodama per tas kamščius pagalvojau, koks buvo, dirbančiamise priminė tą istoriją apie Reiganą ir Monsinjorą Svarinską ir man šiandien kaip kirbėjo galvos, kad tą istoriją nepamirštamą laidų, tai yra, jos mamytė dalyvavo, tai kai jinai turėjo išvažiuoti su Reiganu susitikti, nes norėjo ją pamatyti, kaip jau gyvai su ją susitikti dėl to pasveikinimo, kuris buvo užduodant kažkokį iš tikrai stebuklo būdų atsiųsti. Veikia. Tai šitągi, tai ir jinai turėjom bilietą, jau turėjo nusipirkusi, turi sekančią dieną išvažiuoti, ir jinai išėjus reikalais kaip visada, mes taip pripratę, kad nevėlai grįžta labai, kad jos čia nėra, nieko gausaus, ruošiasi kelionį, bet kai jau nėra 12 valandą ir 1 valandą, lėktuvas ten 9 ir 9, dabar tikrai neprisimenu, kažkaip jau nėra ir 3 valandą, ir 2 valandą, ir kadangi jau naktis visiškai, o mobilių telefonų tuo metu nebuvo, mes visiškai nebežinom, kur jos ieškoti, atvažiuoja jos atvirutė, tai mes jau čia pradedame į lagaminą krauti, nes nei to dar net nepradėjusi daryti, kadangi jinai visa veikloje, kaip visada. Ir mes tada kažkaip bandom galvoti, kur jinai čia yra. Pasirodo, jinai paskambina paryčiais, visiškai ten 6 rytų, kad mes nesijaudintume, Dievas įsitvarko. Ir kai tenai yra pas Monsinjorą Svarinską, nes turi dar paskutinis reikalus šis sutvarkyti. Ir kai nesijaudintume irgi, kad jinai čia pamaitinta bus, papusryčiaus ir kad jau jinai to įsims teks ir atvažiuos. Ir kai atvažiavo, tai beliko ją tik ją greitai aprengti į lagaminą jos ir į mašiną, nes vėlavo į lėktuvą, visiškai vėlavo, absoliučiai. Tai va taip jinai išskrido, atsidūrėme oro uoste. Jis sakė, nieko išskrido, bet bevažiuojant oro uostą, staiga pusiaukelnį prisimenu, sako, man atrodo, aš pasakoju. Tada mes jau supratom, kad nežinau, mes į lėktuvą pakilti. Bet vėlgi, kaip ir čia tikriausiai Bieliauskienės advaizose ir pasitikėjimas Dievu, ją visur lydi ir lydėjo ir mus kažkaip, mes nervavomės, bet tuo metu kažkaip jau pradėjom galvoti, gal vis tiek viskas bus gerai, bet taip ir buvo. Pasirodo, ta pasai paaiškėjo, kol mes ten dar 15-20 minučių iškom namuose, jinai turėjo rankinukę, rado jau šaukia mums, kad rado ten iš kiemo. Ir mes vėl sėdėme ir vėl važiuojam, bet atvažiuojam, vartai užsidarė, jau niekas nieko nebeįleidžia, visi susadinti lėktuvą. Viskas, išvažiuos. Ir staiga ateina žmogus, kuris ten kažkaip ten juos ten vesnių, kaip jie ten vadinasi, ir jisai pasirodo mano klasiokas. Įsivaizduojat ir vas. Ir jisai sako, jūs nesijaudinkit, aš čia su visais paveikslais, aš čia nuvesiu iki pat lėktuvo. Ir taip jinai išskrydo. Ir jinai dar taip pamodama sako, va matot,
Viską Dievas taip sutvarkė. Tai tokia istorija. Buvo daug istorijų, visokių čia galėčiau pasakoti pusę dienos. Tikrai buvo ypatingas žmogus. Dar turim 10 minučių. Gal dar tą pirmą susitikimą, kuris man labai visą gyvenimą jis mane lydi ir nepraleidžia. Ta prasme, ne tai, kad nepraleidžia, bet tas toksai kaip kitoks. Tarkim, kaip pirmą kartą aš ją pamačiau ir kūrė. Kaip jinai pirmą kartą su ją susipažinau gyvai, ne laiškais. Tai 86 metais ir kaip pirmą kartą jinai pamatė savo anūką Rapolą. Tai jinai buvo 86 metais, jinai buvo paleista. Buvo galima susitikti tik vienai šeimai mums leido. Tai jos sesuo Tumėnienė Turutė. Sakė, eikit būtinai jūs, kai mes ėjome tą KGB rusius. Ten jinai dar ją laikė, nes dar sprendė, ar ją dar susilagerį, ar taip jau dėl sveikatos paliks Vilniuje. Ir sakė, jeigu siūsim, tai išduosim sutikimą, jeigu nesiūsim, tai tada jau reiškia, jau neduosim sutikimo, paleisim namo ir jau taip pasimatysit. Bet jie vis tiek dar padarė tokį paskutinį momentą, perėdėti, jie davė sutikimą, tada mes jau aptarėm, kaip sakiau, čia višpilė ilga šitą, bet nevežė. Bet tokį dar perzino. Ir mes einam tik, ir aš niekad nepamiršiu, kaip mes einam Lukiškių tais, reiškia, laikais, reiškia, pro šitągi muzikos akademiją, konservatoriją, tais laikais vadinasi, einam Rapolas mažiukas, visai ten 40 metų buvo. Ir einam, ir aš girdžiu, kaip mes einam prie tą konservatoriją, aš girdžiu, kaip groja mano buvę, aš tikrai žinau, kad jie ten to užsiėmimuose, mano buvę muzikos klasės draugai. Ir mes einam į tą pastatą, kuris šalia, ir atrodo, kad niekas net neįsivaizduoja, kas čia vyksta šiais, bet tiesiog kažkaip savinetus, absoliučiam. Ir mes ateinam, vis tiek dada, klaidžia su tais laiptais. Ir galų gale toks ilgas koridorius jau tam Rusy, ir mes reiškinam tik ir ją atveda, tokia marška, man tokia graži, tokia šalininė, man tada pasirodė tokia graži. Ir jos beveik nesimato, nes ten tamsi tam Rusy. Ir švietė tik jos tokios žydros akys. Tokios žydros, tai visoj tamsoj, tam visam siaube. Ir va taip pirmą kartą Rapolas toks buvo truputėlį ne su visais taip greitai draugiškas. Bet kas buvo įdomiausia, toj visam tam Rusy, jisai reiškia su tą, jinai taip apsriedžiusi tą visą, reiškia, kalinį uniformą. Ir Rapolas taiga iš tolo ją pamatęs tiesia rankas. Ir į ją, ir jisai ją apsikabino, ir jie abudu taip ir prabuvo visą tą skirtą laiką, kiek mums, aišku, kiek neleido prabūti tiek laiko su ją, kiek ten mums buvo leista, nes atėjo ten kažkoks viršininkas ir pasakė, kad mes jau baigtume, nes jis eina Žalgirio, prasideda krepšinio, kad mes jau baigtume. Tai va toks buvo pirmas gyvas susitikimas, kai jinai pamatė anūką ir aš su ją asmeniškai susipažinau gyvai tokiom aplinkybėm. Tai aš ilgą laiką, gal net ir dabar vengiu tos pusės. Aš kažkodėl, kai einu tą gatvę kitą pusę, nes man dar iki šiol tas yra likę. Tai gal tiek ir ačiū Jums, aš labai noriu padėkoti begaliniai širdingai Ramunei už šią knygą, šią istoriją. Ir tiesiog lenkiuosi žemai visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo ir esu be galo dėkinga. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai už Jūsų prisiminimus, liudijimą ir turime dar laiko vienam klausimui, tai dairausi. Taip matau, 5 minutės, vienas klausimas. Gerai, jeigu klausimų nėra, tai aš ir užsikabinsiu už to, ką Jūs, Terese, sakėt, už to, ką profesorius Vytautas Landsbergis čia ant knygos nugarėlės byloja, kad jaunosios kartos turi žinoti, kas ta močiutė su tautiniais drabužiais ir skara. Ji visą laiką ėjo į kovo 11. Jos pavardė turėtų būti mokyklos programuose. Na, mes dabar tikrai čia kažkaip nepadarysim, kad ta pavardė atsirastų mokyklos programuose. Galim tik tai galbūt palinkėti. Bet, na, kaip Jūs gražiai ir sakėt, ar ne, tai daug kas priklauso nuo mokytojų iniciatyvos. Ar jie patys nori apie tai kalbėti, ar jie nori rasti laiko paminėti
tyrinėti šią asmenybę. Tai jeigu dabar, va, aš kaip mokytojas jau jūsų paklausčiau, kad jūs man rekomenduokite, apie kokį gyvenimo epizodą, apie kokią knygos dalį būtina papasakoti tam 11-okui ar 10-okui, kuris dažniausiai žino datas, žino įvykių, ten kažkokią priežastį padarinius, bet galbūt mažiau žino apie asmenybės ir ypatingai jų tokius egzistencinius gyvenimo iššūkius. Tai Vytautai, nuo jūsų pradėkim ir tada Teresė ir Ramunė. Konkrečiai šitame gyvenime, tai aš sakyčiau, kad labiausiai, gal nuo to pradėsiu, pasistengsiu trumpai. Didžiausią įspūdį jaunam žmogui palieka įvykiai biografijose, kurie turi ir tam tikro žaismingumo, kuriuose yra ne tik pasiaukojimas, bet ir toks twistas. Net nežinau, kaip tą dabar įvardinti. Vat ne visai posūkis. Ir man čia ta vietas antrasis lageris, ar ne, čia būtų tas epizodas, kurį aš išrinkčiau. Bet kartu negali pabėgti nuo tiesos, kad lengviausia tapatintis yra su kažkuo panašiu. Ir todėl rimtai pasvarstyčiau, ar jos mokyklinis amžius irgi nebūtų tai, apie ką reikia labiausiai žiūrėti. O aš tai dar pasiūlyčiau atkreipdėmėsi, dabar aš senokai, kadangi aš ne pačią knygą skaičiau rankraštį, kaip antrai bylai buvo tardomi vaikai. Ir būtent per tą tokį kontrastą, kaip dabar žmonės kalba, yra specialiosios tarnybos Lietuvoje ir dabar, buvo tokios sovietinės, bet kaip jos bandydavo iš to vaiko 13-mečio, 11-mečio išpešti, ar Bieliauskienė rodė paveikslą, kur yra Gedimino stulpai, ar Vytis, ar panašiai. Aš dabar painiot galiu, ką aš iš jos esu girdėjus ir su to, kas yra knygoje, nesakau. Bet va tas kontrastas, kaip į vaiką buvo žiūrima ir, aišku, jie nenukentėjo tie vaikai, nebuvo fizinių priemonių. Bet man atrodo, kad šitą epizodą antros bylos tokį dokumentinį, netgi mokytojas gali paprašyti ir kažkokių tai protokolų ten kopijų iš archyvo, archyvo direktorė sėdi ypatingojo, ne archyvo, atsiprašau, muziejaus, o jau visai senatvė. Tai aš išrinkčiau šitus epizodus. Labai, jie man pačiai, kai skaičiau Bieliauskienės bylą, tokį įspūdį padarė. Aš irgi mokiniam, ko gero, kaip apie tą Bieliauskienės poelgį, kuris privertė raudonuot Gorbačiovo, kai jisai susitiko su Reiganu. Kad labiausiai ir Sovietų Sąjungoje kalinamos moterys sugebėjo perduoti pasveikinimą Reiganui antrojo išrinkimo progą. Ant cigarečių popieriaus, kurį vyniodavo nago dydžio, jo sugeba parašyti ir perduoti. Ir antrą dieną po rinkimų tas pasveikinimas gula ant stalo ovalėjame kabinete. Ir Žilviną po poros dienų išsikviečia KGB ir sako, tavo mama organizavusi, galvoja, čia provokacija, sako, mano mama įkalinta, ką jinai galėjo. Sako, mes tavo mamą pažinom pagal rašyseną. Tai va taip gudrumu ir fantazija įveikti, fantazija ir noras kovoti už laisvę neturi ribų ir Bieliauskienės gyvenimas tai parodo. Gera pabaiga. Kągi, ačiū Jums labai, ačiū Ramunė, ačiū Teresė, ačiū Vytautai, ačiū Jums visiems dar kartą, kad atėjote čia. Mes, kadangi apie pamoką paskutinis klausimas ir buvo, ar ne, tai ir baigsime tai punktualiai, preciziškai 45 minutės, skambutis skamba ir gražios Jums likusios knygų mugės, o šią knygą galite rasti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro stende ir Ramunė, dar ir Jūs pasakykit, kada ten su Jumis bus galima pabendrauti. Iškart po to ir dar noriu pasakyti, kad maketavo ir iš dalies redagavo genocido rezistencijos centras, o knyga išleista privačiom lėšom. Dėkoju savo draugiam, čia dvi esančios, viena gavo palikimą, Vytautas Landsbergis, Vytenis Andriukaitis, dviejų rekolekcijų dalyviai Žemaitijoje, Hermano Šulco sodyboje per mišias aukojo pinigus, kad šita knyga būtų išleista. Ačiū visiems.